Oi, vai drįžtu, Liogį sakau, univenierų, žiūrėk, tim pradeda, tam pusę dėrik. Nu, žiūrėk, va. Padėgi. Dėrim kuntų pusę, va. O tai kokiais čia dabar nesąmonėm užsiimat abudu, ei? Sveikas gyvas, Beusiai! Sveikas gyvas, tu tik kad laikraščių neskaitai, ar durnas, tai Kas yra? grįžtu, Liog. Sakė, iš dangaus gali žemėn kometas nukrist, katastrofa pasaulinė. Tai va, taisiau bernekui teleskopų stebim, kas vyksta dangoj. Teleskopas? Kaip? Tai Raimundel, tai žiūrėk, kaip tai paukščių takas atrodo, pasakyk, aha. Paukščių takas Nu, labai ančių nudirbtas. čia kalbinė česelį, kur žiūri Kavinskė, nes daržan kelka aukštyn daug tik venerų. Atsiprašau. Šitą žiūrėk, Raimundelį, tai pasakyk, kodėl praeitą naktį šitaip mėnulis prastai švietė. Alio, senis dvakas visai. Tai gal buvo viena fazė dingusi. Fazės. Ir išvis vyrai reikalai prasti. A kas? Didžiuosios grįžų ratos. Aha. Problemos kažkokias. Va. Vienas ratas išvis nuaistas, o kitam spaudimas krenta. Matot? Va, pažiūrėk. A, matai, kas matas? Man atrado, tuoj bus perkūnija dabar, va. Ai, tai kas sprendi? Tai iš ką aš stendi, taigi čia ir durdama, aišku, jeigu vienas ratas nulaistas, tai žinai dabar dangui kaip pradundė su vienu ratu braliuk, va. Matai, kaip, tai žiūrėk, jeigu tu toks gudras, tai tu man dabar tada paaiškink. Va, kodėl šiąnakt buvo pilnatis mėnulio, a ne dėl čia į nejaunas, ką? A, dandukas, tai danduką klausimų ir aš duoda dėl to. Taigi tu žiūri visai neraugi iš tai gastronomijai visą. Taigi atsiverisk kalendorių, tai parašyta. Jeigu pilnatis, tai ir yra pilnatis. Jeigu delčia, tai ir yra delčia. Kaip sako liaudis, kaip dangui, taip ir ant žemės. Tvarka. Aha. O tai žiūrėk, tai gal kokių naujų dangaus kūnų esat matę? Ha, tai neuginė. Užfiksavom 2 naujas palydovas. Mat kaip, aha. Taigi, žiūrėk, kur teleskopų, vaikai. Tata. Kas? Aš trečių naują užfiksavau. Hai, tu savo. Tai žiūrėk, Ramundėlį, kur dabar eina. Aha. Nu. Nu, velnias. Vėl pas Mikalausko miega man. Aha, tai ku daro, stebėk, akilai. Vėl dirbtinis užtemimas. Kaipgi suprasti užtemėjimas Nu, dirbtinis? kaip suprast, antrą kartą gyvatę užuolaidas užtraukia. Gerai, Pasižiūrėk. Pažiūrėk, jeigu nori, va. Nu, tai nesimato. Nu, vat, v tom įdėlą, kad nieko nebesmata. Ir vat, sakau, perkūnai visų laik mums trukda dirbti. A, tai bet tai palauk, tai gal kokį mokslinį darbą ruošiatas dabar rašyti būdu, ei? Nu, tai neūgi, Beusi, tai padarys man dabar mokslinį ir darbų ir taps man profesoriais. Tai parašys, bet taigi reikia baigsi Nu, jau rūpą. žiūrėk, pusėm. Tai parašyta ne viską, sakau, reikia ir apginti dar šitų darbų, nu? Spasi, Beusi, spasi. Taigi tu suprasi, žmogel, kad šitas vyras da su savo Ramundėliu gali apsiginti. Ir da ne taip apsiginti, žinai, šitų tėvą pirščiukų, va tik, sak, ir vsia. Vyrai! Kas? Juodojo skilimą tau graitą neteiki čia. Velniai rauto. O ne tu matai Ramundėlį, va? Žiūrėk. Gidriškai. Tu čia žiūri, Beusi apaltant, skylent dabar, o stebuklo. Kas tai yra? Žiūrėk dungun, kas dedasi. Tata. Saulytė pareina. Tai ką naują saulę dabar atrado, tai danguje, ar kaip čia suprasti? Aik, tai ne saulė, mano. Ach, tu perkūnai, va, buvau Stefutė sakinių linzių indėjais. Ir tas sudaužė, matai. Ne saulė, žiūrėk, Beusi, o, taigi, kad nubėga. Taigi Ramundėlis panelins taisė, jo, Saulytė vardą. Matai, tai vestuvės, pasane. Tai Beusi, jau lauki tas dienas, jau jeigu kas, tai jau tu būsi pirmas svečias pas mane iš stalo atsisėsi ir galėsi su šaukštu. Kas yra? Inkstus atitrinkiai. Atsiprašau, Beusi, jau nepyk. Tai kaip saka, lietuvių liaudis jau kal ženysis Ramundėlis, tai pagėsi jau. Kas yra? Atsistatė viską. Žiūriu, vėl, nes tu pasligavai, davai. Davai. Laimėk.